Labas rytas. Sveikinusi iš Lenkijos, iš Morska, Krynica Morska. Atvažiavom keliom dienom pailsėti prie jūros, truputį ištrūkti ir pasisveikinti su vasara, kaip tik pats. Susiradom tokį kempingą. Čia visai netoli Kaliningrado pasienis, va viena pusė, kokie 3 kilometrai jau Kaliningrado pasienis. Ir pasirodo Lenkijoje, nuo kaip tik 22 rugsėjo užsibaigė sezonas ir visi kempingai va čia nemokami. Ir mums tai pasisekė prie pat jūros. Vakar sustojama čia va jūra, šito takučiu einant. O šitą pusę važiuojant, kokie 2 kilometrai ten, kaip pasakyti, Marios. Kaip pas mus lygiai tas pats kaip kasa, pas mus Neringos kasa. Čia yra tokia pat iškišulys kasa. Vienoj pusė jūra, kitoj Marios. Panašu kažkas į mūsų Nidą. Čia tas Krynica Morska, tai labai panašus į Juodkrantę. Toks miestelis. Tutarėm truputį pailsėti. Nors 3 dienom atsisveikinti su vasara. Ir šiandien, jeigu leis oras gražu bus, pabūsim prie jūros, bent jau su rūbais pavaikščiosim, jodų pakvėpuosim. Aš čia dar visa išsimiegojus, vyras dar miega. Va taip. Vakar tai iš tikrųjų nuostabus oras buvo, čia vat ir obelys kažkokios auga. Šermukšniai. Pagal šermukšnį tiek daug pasižiūrėjus, tai man atrodo bus šlapias ruduo. Nes raudonai šermukšniai. Raudoni. Vyras dar miega, o aš atsikėliau pabimbinėti. Pažiūrėsiu, jeigu jis dar neatsikėlęs, tai eisiu prie jūros pasivaikščioti ryte. Nu va, toks kempingiukas. Nežinau, kiek čia vietų. 75. Taip, tai yra įsmokamas, bet aš nežinau, vakar kaip tik užėjom, paklausėm tokios moters, kaip tik mums pasakė, kad nuo kaip tik 22 rugsėjo jau kempingai prie jūros yra Lenkijoje nemokami. Užsibaigė sezonas. Nors pačioj tai mieste, tai Krynica Morska, yra mokami. Vis klausėm vienam, žiūrėjom kainas, tai už 50 zlotų už parą, paskui 30 yra labai įvairiai. O čia yra tolokai, čia yra pavažiavus dar kažkok 11 km už tos pačio miestelio Krynica Morska, yra Pieski miestelis. Važiuojant į Kaliningrado pusės pasienį ir va čia tokį kempingiuką atradom. Šalia jūra, nemokamai, ko dar norėti mums pastu. Pabūsim gal porą dienų ir paskui važiuosim Danską pasižiūrėsim, Malborką norim pasižiūrėti ir namo. Laukia reikalai. Nes ir oras atšalinės. Einu vyrą versti iš lovos. Išteksim čia tripsoti. Nėra nieko geriau, kaip ryte, prieš pusrytį eit pasivaikščioti pajūrio. Nemėgstu vasarą, kai būna ten kišalinė, mišalinė. Visi gulė, apdegė, apsvilę, apskrūdę kūnai. Mėgstu rudenį. Kai aš vos ne viena. Na, aišku, aš tą vieną ilgai neišbūčiau. Neišbūčiau aš tą vieną, praeitų kokią savaitę ir vilkų škaukčiau. Bet va to momento, kad pabūti vienai, pavaikščioti, aš labai mėgstu. Aš vis mėgstu išeiti namo, eiti ir galvoti pati su savim. Va, jūra kokia. Čia vadinasi Pristan Rybacka Pieski, taip tarėsi lenkiškai. Čia kažkoks traktorius stovi. Kokie namukai, nu toks, kai valstietiškas pliažas, ne taip, kad išpuoselėtas čia, kaip visi tie komerciniai pliažai, toks laukinis pliaželis. Nu, bet vis tiek jūra visur vienoda. Ten dar kyšo, vakar kaip rodžiau.
Jūra šiandien rami. Nors žiūrėjau, jau rytoj naktį lietų praneša. Mes rytoj dar pabūsim. Paskui dar kažkur trauksim truputį iš to krašto pasižiūrėti. Čia vat, kai stovėjom anoj pusėje. Nu, ten anoj pusėje prie, kaip pas mus Kuršių marios. Tai matėsi Fromburgas. Mes pernai buvom jame, irgi labai fainas miestelis. Kur mano vyras bimbinėja, atmoklina. Prasivaikščiosim pliažų prie jūros, tada eisim pusryčiaut, kavos gert. Truputį tokį relaksiuką. O va, koksai tokia vat pakrantė visa. Net šiukšlių dėžės yra. Ne visai valstietiškas pliažas. Va toks vat. Toks valstietiškas pliažas, ne? Jo. Aš vat pagalvojau, negali va šitos technikos išvežti, šiukšlių. Nežinau, ką čia kas daro. Tam čia dėl ko jūs čia palikti? Čia, matai, nekomerciniai pliažai tokie, laukiniai. Na vis tiek, išvežtų, metalo laužą priduotų. Visų pirma, čia kas kempingą šitą laiko galėtų sutvarkyti. Galėtų. Nors leidimą išvežti metalo laužą, nu, Sutvarkyti. sutvarkyti viskas. Aš žiūrėjau, tam būdelės kažkokias tai. Va, bent šiukšlių dėžės. Nu, irgi. 10 metrų 15. Einam prie jūros. Bangos biški didesnė. Vėjas. Aha. Nesinori net basai per smėlį. Toks suplūktas smėlis. Žuvėdros čia tikriausia. Aha. Nu ką, paskutiniai momentai vasarėlės, ne? Saulutė teka. Paskutiniai šiltos dienos. Ten Oras taip jau vėsin. Nu, mes atvažiavom palydėti vasaros. Nors tiek, nors šitą vasarą buvo visko. Čia turėjom tik tiek su pumiuku kelias dienas atostogų prie lakajų. Jo, visą dienos darbuose. Šiais metais be atostogų. Ja. Nu, atvažiavus, nu kaip neįlipsi į jūrą. Einu nors biškutį, nors bangelę parasiu. Aha, kaip šalta. Nu, ne taip jau ir šalta, jau antra banga šiltesnė. Nemaudžiu dieną. Oi, ne. Oi, taip. Užtavus. Aš tai nesimaudysiu, ne. Medūzų radom. Nežinau, ar matosi, bet va tokias plaukiančias. Ir čia labai šiltas vanduo, nes ten va sala. Tokia sunešta smėlio. O va čia tokia užtekis toksai. Ir labai šiltas vanduo. Tai ir medūzos sėdė. Ten žuvėdros gyvena. Norim nubristi tą salą, bet čia, va čia taip išplauta vandens smėlis, kad gilu iki kelio. Reikia čia su maudimukais ateiti ir bristi. Nu, ką einam pusryčiauti, jo? Kavos pagersim. Einam. Su medūzom. Saulutė jau patekėjo, jaučias biškį ir šilčiau.
A va ten Kaliningrado pasienis toliau. Žuvėdra topina. Top. Ir škėtražės. Tikriausia, nes tokios didelios burbolės tokios. Į kopas atvažiavom. Išvažiavom su dviračiais pasivažinėti, ten toks dviračių takas eina mišku. Iki Krynica-Morska, 11 km. Žiūrim tokios kopos, einam pasižiūrėti. Oi, kaip smagu čia. Atė... Nudistai? O, čia nudistų pliažas, aš su kamera. Viskas užsibaigė mano filmavimas, įvariau su kamera, ten nudistų pliažas. Pakliuvau. Kur važiam? Dabar tai nežinau. Ten pliažas. Ir atvažiavom su dviračiais atmenėm į miestuką Krynica-Morskį. Va toks grinai poilsinis. Man primenantis Nidą, taip Juodkrantė mūsų. Toks miestelis. Gal ten žemyn leidžiamės to taku? Taip, tai priimė. Davai. Dviračių taku ir važiuojam. Nu jo, labai į tos kurortus primena. Jo. Nes čia dviračių takai labai puikiai išdėlioti, labai pritaikyti. Oi, maskatavau. Ledų nenori? Tu žinai, kad ne, sausainių prisivalgiau saldžiai. Tai jeigu nori, pirk. Sėdėtų man soliukų, ledų suvalgysim. Ką iš vienas? Nu, davai suvalgom ledų. Įsiveš tenai? Bet čia yra šitie Kas? magnetukai. Kur? Va, toliau, giliau. Matau, ai, va, pažiūrėm. Nutarėm. Na, 10 eurų. nežinau, gal pažiūrėsim dar. Nutarėm ledų suvalgyti. Ar čia pasaliukai sėsim? Ne, ten prie jūros nueisim, aš tik nusipirksiu, aš pažiūrėsiu magnetuką. Sėdim. Valgom ledus. Taip visada visose kurortinės miesteliuose. Ten visokie prekybos, visokie suvenyrai, visokie zamanucha turistui. O čia į pliažą takelis. Nu ko ne Palanga, tas pats. Va tie vėjo. Žymiai pigiau. Vadinasi, Tie varpeliai? Varpeliai nelabai skamba jo. Tas gražus, bet jis neskambantis. Yra gražiau, jie tik biškį vėjas sujuda, labai gražų garsą išleidžia. Nu, nėra brangus, ten 12 eurų, bet nepatiko. Kepsim atsisėdę kaip paršai. Mes sėdim su muzika. Ten žmogus su akordeonu groja. Pas mus restoranas su gyva muzika. Valgom ledus. Su gyva muzika. Bet kažkodėl Krynica-Morska ryšosi su šernais. Nes ten matėm kažkokie simboliai su šernais. Dabar dviratininkas su šerniukais. Tai Vita Nida atrodo irgi. Irgi su šernais? Nežinau, ar ryšasi, bet šernų yra pačioj Nidai. A Juodkrantėj nemačiau. Nidoje aš matęs. Nes matai, prie turistinės informacijos irgi šernų buvo batalionas. Ir mes matėm dar gyvus šernus. Aš užbildėjau į viršų jau. Alionė atsilieka dar, mina į apačią. O čia kaip visada prekyba. Mums reikia susirasti magnetuką iš šito miesto parsivežti šaldytuvą. Toks senas miestelis, bet labai tokia graži architektūra.
sutvarkytas, mielas toks, tikrai neapleistas. Nu, malonu važinėti ir vaikščioti ir manau, čia jeigu kas gyvena, labai malonu ir ilsėtis. Va ten atvažiuoja toks autobusiukas elektrinis, va čia labai populiarus toks transportas šito miestelio. Taksi. Taksi čia vadinasi, nežinau, kiek kainuoja, bet vakar žiūrėjom, tokių įvairių yra, jie elektriniai yra. Ir aš nežinau, ar maršrutų jie važinėja, ar jie kaip tai įsikviečia ir nuveža tam tikrą tašką. Tai va tokie vat labai populiarūs. Įkišim snapą į tokią bažnytėlę. Jau kitokia aš čia prie gonkį atsisėdau, kaip tokios gonkos. Pas mus kaime tai vadindavo gonkom. Nu, tokia prie bažnyčios, nežinau kaip jį pavadinti. Tokia jauki maža bažnyčia. Čia net vasarą gerai atsigaivinti po tokiais fontanais palįsti. O ten vat pagrindinis fontanas yra. Daug tokių poilsinių zonų yra, kur pasėdėti. Čia iš tikrųjų ir vasarą, kai labai karšta palengvė ir atsigaivini. Atėjom į tokį, kaip čia vadinosi, kalbant Piratų kalnas. Bet gal ir ne čia. Vis tiek einam pažiūrėti. Būtų parašyta, jeigu Piratų kalnas. Gal dar ne čia? Gal ir ne čia, kad ten toliau reikia pavažiuoti. Neparašyta. O ten yra kaip tik Marios vadinasi. O kitoj pusė jūra. Nu va, tas apžvalgos aikštelė, kažkoks bokštas, kuris vadinasi Piratų kalnas. Čia dar sėdi žmonės viršuje, tai ir mes užsiropšim. Užsiropšim, čia visai neplati, tos Marios neplačios, ana pusė matosi. Mes pernai ten Fromborge buvom, tai matėm šitą krantą irgi. To pačioj tokia aikštelė. Vėjas yra, bet visai nešaltas. Ten viršų sėdi žmonės, stebi paukščius, ten kažkaip nesinori lysti ir trukdyti. Na, toks vaizdelis. Išpūvė. Nepralūžti. O ten jūra matosi toliau. Palipau dar vieną aukštų. Rovlovė. Paukščiukai kažkokie. Vat vaizdas atsiveria. Va ten matosi pilys, va ten Fromborgas. Irgi buvom pakrantį labai faina, irgi ruduo buvo. Ir dar pagalvojom, pasvajojom, o dar šitoj pusėje reikia mums pabūti, dar nebuvom. Svajonė įsipildė. Čia jūra. Ten viršui nelipsim, nes ten kažkaip uždara ir ten kažkas vyksta. Koks stebėjimas kažko. Ten galima užlipti, bet
kad pakabinta kažkas. Ai, negalima ten. Ai, matau bokštai. Kas gali būti geriau? Jūra, smėlis ir knyga ant kelių. Skaitau Šokoladas. Pradėjau skaityti, gan neblogai skaitosi, įdomi knyga. Ir mes, ir aš susisukus į dekį. Vyrui sakė nešalta. Vyras ten pritraukinėja nudistų pliažą. Sakė. Taip. Pagautas į saulę žiūriu. Pagautas. Saulė žiūriu, kaip graži. Ir saulė. Nors kiek į vakarą pasėdėsim dar prie jūros, tai su dviračiais pralakstėm. Išėjom pasivaikščioti šiandien. Jūros vakar su dviračiais malėmis, o šiandien nutarėm ten iki Kaliningrado pasienio nueiti, pasiryžę. Šiandien vėjas, jūra tokia nerami banguoja. Bet vis neštilius. Apsivilkė jau, sustriukė, nes striukėm negalėm kažkam, nes nėra šiandien šilta. Vakar tai net su prakaitavę mynėm, o šiandien tai jau nori šilčiau kažkur, nes pats šaliką tokį skarutę apsisukau. Vėjas vėjas nuo kranto. Iš ten pučia vėjas. Pietvakarių. Aha. Pietvakarių vakarų kartais. Ne, žiūrėjau orus, norėjau pasižiūrėti, bet čia kaip pasienis interneto visai nėra. Nulis iš vis. O mes keliaujam. Sportuojam. Ir atitaupinom iki pasienio su Kaliningradu. O šitie stulpelė jau viskas toliau. Nebegalima eiti. Kokius 3 kilometrus mes čia atėjom. Po šito pajūriu. Ir visai smagiai atėjom, net nepajautėm tų kilometrų, ne? Jo. Mes jau tokie keliautojai, mes nemėgstame nuo vietoj tupėti. Kažkur tai reikia lėkti, kažkur judėti. Va, matai, sakė, pirmas atėjimas, o čia? Ai, vai. Tas bokštelis toliau. Apsisuksim ir atgal neskubant. Dabar tai prieš vėją reikės grįžti. Ėjom pavėjui. Jūra taip ir nerimsta. Ir vėl mus šaukia kelias. Pabuvom 2 paras toj aikštelytėj. Truputį valstietiška, bet užtat nemokama. Nei kur vandens nupilti, nei kur ko išpilti, bet paprasčiausiai stovėjimo aikštelė nemokama. Taip jinai yra mokama, bet... susitikom. Gal pravažiuosim? Bet jau nuo, kaip sakiau, nuo sezono, nuo rugsėjo 22 ten beveik jinai nemokama ar uždaroma ir šiandien net tualetą išvežė, ten stovėjo toks. O mes į Danską pastovėjom, nusibodo mums ten stovėti, nėr kas veikti, turizmo nėr, ten vienas buvo tas pirato kalnas, pasižiūrėjom, pavaikščiojom iki pasienio ir daugiau nėr kas veikti. Važiuojam, kur bus kas veikti. Mes jau tokie ramiai negalim pabūti. Nebespėjau, žąsys įskrenda, va dar pulkas. Dieve, man kai paukščiai įskrenda, jau pakvimpa tokiu atsisveikinimu. Va dar būriuojasi, jau išskris. Likit sveikos. Jau nesimato. Galvojam, kas čia triukšmauja. O mes einam prie jūros, sustojom ten tokioj, ten toli, tokioj aikšteliai,
prie Miloševo. Miloševo, ar kaip ten jis vadinasi. Mikoševo. Mikoševo, vo. Tai čia toks kelias daromas prie jūros, apšvietimai. Dar tik vyksta, mes einam pažiūrėti jūros, pasistatėm ten namuką. Galvojom, kad čia taip plykia rėkia, žuvėdros, aš sakau. Bet aš galvoju kažkaip medžiais. Lionė sako, miške žuvėdros mane labai pareiks. Kai žiūrim, žąsys įskrenda. Jau tokia, kai pradeda man paukščiai skristi, jau tokia atsisveikinimo gaidelė jau prabyla. Man darosi baisu. Pasaulio pabaiga. Ne, jos dar sugrįžt. Jau žadėjo dar sugrįžti. Mes lauksim. Ir mums reikia namo jau kilti. Užteks čia baladotis po pasaulį. Tai trečia diena. Šiandien 25 rugsėjo ir šilta, va, trumpom rankom dėliojam. Lietuvoje labai retas reiškiniai būna tokie. Naktį buvo 17 laipsnių. Dieną 21 gal ar 20. Mes faktiškai namelio nešildom, kai miegam, nejungiam apšildymo. Bangų nėra. Štylius pilnas ten žuvėdros. Išėjom prie jūros. Ėjom tais mėlynais ir išėjom. O, šitie pliažas toks abiški padoresnis. Didelis. O ne, kai mes ten buvom tokiam kolkoziniam valstietiškam. Ten ir laivai matosi tolyn. Pagaliau laivai vyka. Aha, kažkas panašu prie jūros. Nu, kiek čia iki Gdansko? 40 km dar liko, ne? Mažiau net. Va, vėl paukščiai įskrenda. Oi. Ir vėl liūdesio gaidelė. O gal čia atskrenda? Ne, jis. Nu ką, važiuojant mum į Gdanską radom tokią aikštelę nemokamą. Nu tokia kaip visada Lenkų tokios aikštelės. Tokios tarp medžių, miške. Įsimiegojom, labai puikiai įsimiegojom. Buvom prie jūros ten nuėjom. Keliam lapas. Ir į Gdanską važiuosim. Šiandien kaip ir lietų žada, taip neaukštasi dangus. Tiek daug žmonių būna, aš nežinau, kai ten tam pliaže veikia. Šiandien nėra šilta diena, šiandien kokia 19 tik tais, o dabar stoviu pat su tokia maikutė. Nepasakysiu, kad šilta. Nors yra kažkur 8 dabar, kažkur apie pusę 9 ryto. Kažkokie statybos darbai. Nu ką, kelią. Gdanską, Sopotą pasižiūrėti norim.